Šiaulių krepšinio klubo Šiauliai išleisti retro marškinėliai ne tik praeities simbolika, bet ir graži krepšinio klubo iniciatyva. Išskirtiniai marškinėliai kažkada buvę kaip svarbių varžybų įprasminimas šiai dienai dalyvauja aukcione. Prieš porą metų iš tikrųjų dalyvavom pirmą kartą Karaliaus Mindaugo taurėje ir tai jau buvo mums kaip pasakykime, istorinis gal pasiekimas, ar ne, ir tikrai džiaugiamės ir norėjosi kažkaip tai kitaip atkreipti į save dėmesį. Ir mintise buvo pakovoti dėl medalių, visą laiką išliko ta mintis ir žinojom, kad antrą dieną reikės žengti ant parketo ir kažkaip norėjosi ir parodyti, ir nustebinti. Ir taip ir gimė ta mintis, ką darom, kaip. Ir gavosi ta tokia idėja, kad šiek tiek grįžti į praeitį, pamaketuoti, įtraukti rėmėjus, kurie galėtų šitą visą reikalą padėti mums įgyvendinti. Ir va taip ir gimė ta mintis pasigaminti tas maikutes ir išbėgti į Karaliaus Mindaugo taurės finaliniam ketvirtį. Marškinėliai yra, ar ne, apranga yra, kas toliau. Tai žinom, kad tai buvo tik tais Karaliaus Mindaugo taurės finaliniam ketvirtui ruoštas projektas. Mintis visokios sukosi iš tikrųjų ir kažkaip sugalvojom klube šitą padaryti aukcioną. Aišku, aukcionas, tai natūralu, kad aukcionas tada turi būti kažkam tai skirtos lėšos ir visa kita. O surinktos lėšos krepšinio klubo sprendimu bus skiriamos tiems, kam jų išties labai reikia. Mūsų iš tikrųjų sužavėjo negalią turinčių žmonių gebėjimas transformuoti muziką, nepažįstant natų, o iš spalvų ir kažkaip tai užsikabinom tos idėjos. Kalbėjom su Šiaulių miesto savivaldybės globos centru Goda vedėja, kad ar jie sutiktų, ar mes galėtumėm čia šitoje vietoje pabendradarbiauti. Ir kažkaip tai viskas viskas susišnekėjom, viskas kaip ir virto kūnu. Yra susidomėjimas, iš tikrųjų galvom, nuo kiek pradėti, kad čia ta pradinė kaina, diskutavom irgi. Tai pradėjom, sakykime, nuo tos simbolinės kainos. Toks mums svarbu, kad ta idėja, jinai vyksta, jinai yra įgyvendinta ir mes žinom, kaip iš tikrųjų sunku šiais laikais būtent negalią turintiems žmonėms transformuoti muziką be finansų. Tai suprantam, kur yra poreikis ir tiesiog dar čia buvo vienas iš tokių pridėtinių, dėl ko šitą darome. Aukcionas Šiaulių krepšinio klubo Facebook paskyroje veiks iki vasario 28 dienos trečiadienio.